iš Eivono užsakymą savo dėžutę. Tikriausiai visi žinote kosmetikos firmą Eivoną, taip, kompanija. Ir vat aš į ją užsiregistravau ir gavau savo pirmąjį užsakymą, kuriuo su jumis ir noriu pasidalinti. Atidarom. Ir žiūrim, kągi mes čianais turim. Taip, aišku, kaip visada, makulatūros, naujienos įvairiausios ir šiaip katalogai. Prie jų dabar neapsistosim, nes viską žiūrėsim kituose filmukuose. Tai dabar neapsistosim, netyrinėsim. Taip, toliau dar yra bukletėlių įvairių. Čianai, kad atsidaro, galiu atidaryti savo internetinę parduotuvę. Tai tokie bukletėliai mėtyti į pašto dėžutės. Reikės užpildyti ir pažiūrėti. Taip, toliau eina, ten dar katalogai matau, bet dabar ant viršaus štai yra prekių ir pažiūrim. Taip, Have & Harmony, maitinantis Avon Senses, tokia dušo želė, dušo kremas štai, su pakalnutėmis turėtų labai skaniai kvepėti. Jį užsisakė mano draugė. Turėtų skaniai kvepėti. Na, klausim, žiūrėsim. Taip. Dar. Taip pat jinai užsisakė purškiklį miegui. Levandų ir ramunėlių. Štai toksai purškiklis pataliniai, kambariui šiek tiek. Toksai. Toliau ką matom. Tai yra mineralinė pudra. Kai ją užsisakai, dar galėjai gauti šepetėlį. Tai dar pasiėmiau kabukį tokį šepetėlį specialiai šiai mineraliniai pudrytai. Atsidaro. Štai toks indelis. 6 gramai čia yra. Tokia spalvytė rinkausi iš katalogo. Tai nežinau, kaip tiks. Tikiuosi nebus per tamsi ar per šviesi. Naudosim, pasakysiu kaip. Nes man mineralinės pudros patinka, kad nereikia jokių pagrindų, nereikia jokių teptis daugiau ten tų kreminių, skistų pudrų aš nemėgstu. Tai vat, sakau, pabandysiu vien tik mineralinį ir iš Eivono pabandžiau. Toliau iš eilės taip griebiant yra gildės. Kadangi noriu lipdukus klijuoti ant nagų, tai po to tuos kraštelius, kad nereikalingus nugildyti, tai tokių gildžių niekada nebūna per daug, nes jos greit nusibrūžina ir jų vis reikia. Tokia štai 3 gildytės su širdutėm ale Valentino dienai. Taip, toliau yra Avon Nutra Effects, maitinantis, drėkinantis, hydration, drėkinantis dieninis kremas su SPF 15. Jį užsisakė taip pat draugė. Aš dabar turiu kremų, tai kažkaip nenorėjau užsisakyti. Man atrodo, kad jį užsisakė draugė, ne aš. Bet reikės dar pasitikrinti. Tai štai tokia dėžutė, dabar neplėšiu. Aha, jautriai odai. Įdomus. Šiaip geri šitą. Man šiaip man visai patinka tie kremukai. Taip, kas dar čia yra? Taip, tai yra aliejukas, kurį labai dažnai naudodavau. Aliejukas plaukų galiukam. Nežinau, man jis patikdavo.
jau nuo seniai kažkaip visada jį naudodavau, tai manau naudos ir toliau su malonumu, nors tiek tų aliejukų jau turiu, bet kažkaip tai aliejukų kaip ir viso kito niekada nebus per daug. Oi, kogi moteriai gali būti per daug, Taigi štai toksai aliejukas. Iš tos pačios serijos pasiėmiau dar šampūną ir pasiėmiau balzamą. Tai va tokie. Jau seniai aš juos esu naudojus, bandžius, žinau, man jie patinka. Toliau toks didelis butelis raudonųjų šaldytų uogų voniai burbulai. Turėtų labai skaniai kvepėti, bet čia bus užpakuota dabar. Taip, dabar užpakuota, tai po to atsiklijuosim, reikia žiūrėti. Dabar nenoriu atidaryti. Taip, kas dar čia yra? Dar vienas purškaliukas draugė užsisakė dar štai. Vanilė ir sandalmedis. Štai toksai. Toliau eina kvepaliukai. Aš sakiau, kad šitus užsisakysiu, jie tokie seksi kvapo. Taip. Ir vėl. Tos dėžutės taip lengvai neatsidaro, kaip norėčiau. Kodėl jos taip stringa? Ir štai toksai buteliukas, toks flakoniukas. Ėjon mesmerais, kaip čia skaityti. Štai toksai, tuoj purkštelsim. Oi, labai skaniai kvepia, labai. Labai skanus kvapas. Bet dabar tokio ir pudriško kvapo jaučiasi. O pirmiau, kai uosčiau ant to katalogo, taip nebuvo. Dabar šiek tiek kitaip kvepia nei buvo ant katalogo. Na, bet dar gal keisis natos šiek tiek. Nes kol kas tokio ir saldumo duoda. Ir prigesinta taip supudryta. Bet iš toliau toksai aštresnis ateina. Na, žiūrėsim, kaip jisai prasiskleis. Skaniai kol kas kvepia. Į dėžutę jau nedėsim, čia padėsim. Taip, toliau. Toliau yra Avon Ultra Effect Active Sif Complect. Dabar taip, tai yra veido prausiklis, bet aš žiūriu, čia yra, man atrodo, ta pati serija, tai gal vis tik tą kremą aš užsisakiau. O ne draugė. Reikės žiūrėti į užrašus, nes dabar niekaip nepamenu. Nes gal užsisakiau, kad prie to viso ir dar kremuką. Nors tiksliai nežinau. Tai va. Yra ir lietuviškai va parašyta. Taip, toliau. Čia turime gelinį prausiklį, valiklį. Irgi iš Nutra Effect šitos serijos. Na, žiūrėsim, kaip praus, kaip valys. Viską, kaip panaudosiu,
pasidalinsiu nuomonę su jumis, darysiu tokius Eivono apžvalginius video, kitų firmų, kurias pirksiu kosmetiką. Taip, čionais yra gomažas 3 viename šveitiklis. Toksai veidui, iš tos pačios serijos, tinka visiems odos tipams. Toliau čia tokie tipsai nagiukams užsiklijuoti. Jiems nereiks skaitosi klijų, bet prisiklijuoji. Norėjau užsisakyti juosteles, tokius lipdukus, bet kažkodėl pasiėmiau šitus. Kitaip pasirodė per nuotrauką, nepaskaičiau gal ir štai tokius pasiėmiau. Na nieko, reiks pabandyti. Dar nežinau, ar padovanosiu kam nors, ar pati pamėginsiu. Gal reikia išmėginti vis tik, ne? Ir pačiai. Taip, pabandysim. Toliau čia maišelį tiesiog. Dar yra štai voniai, burbulai voniai apelsinų ir šokolado kvapų. Man atrodo, šitas tai bus pasaka. Vat šitą tai reiks dabar atsidaryti ir eiti išmėginti šiandien. Pagulėsiu vonioje ir pasilepinsiu, nes man atrodo labai skaniai turėtų būti. O kai šalta, lyja, tai ypač toksai saldus kvapas, toks skanus, malonus. Taip, toliau yra mėginukas lūpdažių. Toks ryškiai raudonas, matinis. Kažkokia naujiena tikriausiai yra. Štai dabar dėjo mėginuką. Reiks pamėginti. Toliau eina katalogai. Na, dabartinė bus 5 kompanija. Tai va, tai kartu perversim sekančiam filmuke. Pasižiūrėsim, ką aš užsisakysiu. Čia kažkoks taip vėl. Dar čia kad klientėm užsakymų blankai tokie. Reklamos. Čia šepetėlių užsisakiau antakiam šukuot, štai. Šepetėlių šukutės. Ir gal daugiau, va tas šepetėlius, kur sakiau, mineraliniai pudrytai. Štai toksai, nežinau, kaip čia bus geras, negeras, bandysim, žiūrėsim. Švelnutis visai atrodo. Gal ir neblogas. Na ką, tai ir buvo visas Eivono mano pirmasis užsakymas. Kodėl sakau pirmasis, nes kaip dabar jau užsiregistravus kaip konsultantė, tai mano toks pirmasis. Po to bus daugiau. Tai kągi, ačiū už peržiūrą, ačiū, kad esate kartu. Lauksiu jūsų komentarų, pasiūlymų ir susitiksim jau greitai kitose filmukuose. Myliu, bučiuoju, iki, bye.